Prašysiu visų užsimerkti, tiesiog paimti ir užsimerkti ir pagalvoti, ką jums reiškia žodis profesionalas. Koks vaizdas atsiranda prieš akis. Duokit savo minutę, sekundę asociacijoms suplaukti. Galbūt pamatysit vaizdą, galbūt pajusit ir jausmą, o gal ir kvapą užuosit. Tai dar šiek tiek pamarinuokit tą mintį. Ir dabar atsimerkit ir galit pasilyginti, kaip profesionalą matot jūs ir kaip mato mūsų pačios populiariausios paieškos sistemos, mūsų fotobankai, kur mes ieškom nuotraukų prezentacijoms, reklamoms, visoms kitoms medžiagoms. Tai nežinau kaip jums, bet man tai šitie vyrai tikrai atrodo, kad jie viską žino, viską moka, galėtum su jais eiti nors ir į pasaulio kraštą, ar ne? Nu, apie mėlyną kaklaraištį ir tas sunertas rankas, tai aš jau nekomentuoju. Iš tikrųjų, profesionalumas spinduliuoja 100%. O ką matom čia? Nu, nežinau, kas pirmiausia krenta į akis, tai kad šiaip žmogus labai keistai mėgsta fotkintis lifte ir savo darbo vietą ir patikėkit, tokių nuotraukų yra dar kelios dešimtis mano telefone. Nežinau, gal ir apie stilių reiktų pagalvoti, kaip čia geriau paderinti vienus rūbus prie kitų, bet ko iš tikrųjų nesimato šitose nuotraukose, tai yra tais 250 km/h greičiu skriejančių minčių, to tam tikro socialinio nerimo įvairiose situacijose, įskaitant stovėjimą ant scenos, minčių talpyklos, kuri talpina, žinokit, ne šimtus, ne tūkstančius, milijonus scenarijų, kiekvienam gyvenimo atveju, A, B, C, D ir dar kiek yra abėcėliai raidžių. Ir galbūt šiokio tokio žinojimo apie tai, ką nuveikti vidiniai komunikacijoje ir darbdavio įvaizdžio srityse. Tai susipažinkim, aš esu Gabrielė ir Saulis man sakė, kad aš esu profesionalė, tai nieko kito nebeliko daryti, tik tai tikriausiai patikėti juo ir paprašė papasakoti apie tai, ką mentorystė reiškia tokiam žmogui. Tai kadangi jau buvo perspėjimas, kad tai bus asmeninė istorija, tai aš ir pasidalinsiu būtent, ką mentorystė reiškia žmogui, kuris kvestionuoja apskritai viską gyvenime ir patį save labiausiai ir kaip mentorystė būtent ir padeda rasti įrodymų, kad ir tu esi gal šioks toks plus minus profesionalas. Na ir kadangi tai yra visgi asmeninė istorija, aš noriu jūs pakviesti pakeliauti šiek tiek laiku su manim ir atsistoti kryžkelį, kurioje aš stovėjau prieš 1,5 maždaug metų. Aišku, aš čia labai vaizdžiai pasakiau, iš tikrųjų aš kryžkelį nestovėjau kaip pakvaišęs žmogus, aš sėdėjau savo darbo vietoj ir siunčiau dar vieną e-mailą ir dar vieną ir su tuo kiekvienu išeinančiu e-mailu aš galvojau, ar tikrai tai yra, ką aš noriu daryti ir man tas kiekvienas elektroninis laiškas tiesiog vis mažiau prasmės turėjo. Ir aš svajojau apie darbo vietą, kur aš galėčiau išnaudoti savo potencialą, sukurti kažką naujo, prasmingo, didelio. Ir kad mano kolegoms rūpėtų darbas bent jau minimum tiek, kiek man, o planas maksimum, tai kad dar net ir biški daugiau. Ir jeigu galvot, kad aš esu tokia naivuolė ir nėra tokių vietų, tai žinokit, aš žinojau net ir tuo metu, kad yra tokia vieta. Nes man buvo tekę susidurti su tiesioginiu užsienio investicijų pritraukimo agentūros Investuok Lietuvoje profesionalais. Darbiniuose įvairiuose renginiuose, susitikimuose iš kliento pusės ar ne, ir aš kiekvieną kartą su jais susitikusi likdavau tokia apšalusi. Ir jeigu jūs galvojat, kad čia su AI padariau šitą koležą, tai ne, man tiesiog užteko eiti į mūsų renginių fotobanką ir rasti nuotrauką, kur aš tiesioginę tą žodžio prasme esu išsižiojusi, nes man visada būdavo wow, kaip tie žmonės komunikuoja, kokie jie yra įsitraukę, kiek daug turi ekspertinių žinių ir kiek daug tų ekstra mylių dėl savo klientų ir kas svarbiausia, aišku, dėl Lietuvos eina kiekvieną dieną. Tai vienu žodžiu, nebuvau aš visiškai pakvaišusi, žinojau kažkokias geras praktikas ir geras vietas, kur ir aš galėčiau atsidurti. Bet grįžau aš prie tų savo darbinių rutinų. Kaip žinom, viena iš darbinių rutinų šios dienos profesionalų yra vieną kitą kartą prabraukti ir LinkedIno sraute. Ir tikrai net šiek tiek atgal tikriausiai atsilošiau pamačius šitą įrašą, nes
Aišku, jis labai ilgas, tai aš iš karto jau atsilošiau, nes LinkedIn'e retai tokie būna. Bet jeigu jūs skaitytumėt šitą įrašą, tai pamatytumėt, kad jame yra viskas, ko gali reikėti paskelbiant naują poziciją. Julija, rinkodaros komandos Investuok Lietuvoje vadovė, tam įraše papasakojo viską. Savo asmeninę patirtį apie Investuok Lietuvoje ir apie naują poziciją darbdavio įvaizdžio projektų vadovo, kas buvo visiškai man visos varnelės susidėjo į vietas. Ir jeigu pavadinime buvo pasakyta, kad onboardingas prasidėjo LinkedIn'e, tai būtent šitas įrašas ir yra tikriausiai pirmi, kaip minimum 5% mano onboardingo. Nes ką jisai paskatino padaryti, tai parašyti keletą žinučių, sudalyvauti darbo pokalbį, atrankoj. Ir štai jau daugiau negu metus esu Investuok Lietuvoje dalis, darbuojuosi žmonių ir organizacijos vystymo komandoje. Ir jeigu aš būčiau kaip tie vyrai, iš nuotraukos viską žinočiau ir savim super duper pasitikėčiau, tai gal tiesiog būčiau nuėjusi į įmonę ir sakius, taip, man viskas pavyks ir taip labai lengvai praslydus, bet aš tai esu aš ir man reikėjo susigalvoti kažkokius principus. Tai kaip aš įeisiu į tą organizaciją? Tai mano pirmas buvo toksai principas, tai žinau, kad nieko nežinau. Taip, aš daug pridariau fainų dalykų, daug gal ir nesąmonių pridariau, bet čia yra nauja organizacija, reikia kažkaip palikti savo nuostatas kažkokias ir patirtis nuošaly ir galbūt labiau koncentruotis į tai, ko reikia organizacijai. Kitas dalykas, ką aš norėjau padaryti, tai šiek tiek sugrąžinti tokį personažą, kuris turi gal nekokią reputaciją, tai yra Kodėlčiukas. Nes mano giliu įsitikinimu, jeigu esi profesionalas, tai turi būti tas, kuris nebijo klausti, kodėl tiek kartų, kol išsiaiškini dalykų šaknį, nes tik spręsdama šakninius dalykus gali pasiekti kažkokį proveržį ir gerų rezultatų. Na ir paskutinis, kadangi tai buvo nauja pozicija, tai galvoju labai gerai, kaip norėsiu, tai pasidarysiu, tiesiog svajonių darbas, tiesiog didelė žaidimų aikštelė, baltas lapas, super. Na ir tada aš jau pradėjau savo pirmus žingsnius organizacijai ir jeigu jums atrodo, kad suveikia šitie principai, tai gal, nes pagrindinis jausmas mano lydintis, tai tikrai neslėpsiu, buvo baimė. Ir čia yra vienas iš pokalbių su mano draugė viena, kur aš pasakoju, tai kaip čia man ta Milė, tai galit paskaityti. Jeigu kas nesupranta kokių nuorodų, tai nežinau, kas lankydavo debatus mokykloje ir universitete, tai žinot, kokie žmonės ten susirenka, tai aš ten tokių esu mačius kaip Investuok Lietuvoje lygio žmonių. Ir mano draugė, kurią aš priskirčiau prie visiškai tokių pat, net jinai sakė, nuskamba šiek tiek intensyviai. Ir mano toks optimistinis įvertinimas buvo, kad gerai, jeigu aš būsiu prie tokių cool žmonių, tai gal man kažkas persiduos, čia aš bandžiau save paguosti. Bet atvirai sakau, aš tikrai turėjau tam tikrą baimės jausmą kiekvieną dieną, atsidarydama kompą ir galvojau, kaip man dabar čia taip patempti iki to lygio. Ir jūs galvojat, jau praėjo 8 minutės, tai Gabrielė, tai kur ta mentorystė? Tai mentorystė, žinokit, taip ir buvo, čia nesumeluota, irgi iš archyvinių nuotraukų ir atjojo ant to balto žirgo ir išgelbėjo net ir panaši šita moteris visai į mano mentorę Juliją, būtent tą pačią iš LinkedIn'o, nes Julija, jeigu ir onboardingą pradėjo LinkedIn'e, tai ir mentorystę pradėjo nuo pačių pirmų dienų organizacijoje, nuo dalyvavimo darbo pokalbį ir vėliau per reguliarius susitikimus, skambučius. Jinai ir buvo tas žmogus, kuris ištempė mane už ausų ir truputį padėjo susidėlioti, kas ir kaip. Ir iš tikrųjų, man atrodo, kad nors mes ir turim Investuok Lietuvoje ir tokią naujokams skirtą mentorystės programą, Sauliaus puikiai sudėliota, su labai griežtais tokiais reikalavimais mentorystiai, mes šiek tiek su Julija galbūt džiazavom, bet būtent tas mano pozicijos galbūt unikalumas tarp rinkodaros ir žmogiškųjų išteklių departamentų ir buvo dalis tos sėkmės paslapties, kodėl gavosi ta mentorystė ir jinai man padėjo. Nes aš visiškai galėjau kliautis ir į visą Julijos komandą, kurie kaip tomis dienomis buvo mano pirmi kontaktai, taip ir iki šiol jie kalendoriaus ten pasirinkimuose yra pirmi žmonės, kurių galiu pasižiūrėti ir paskambinti jiems, jeigu man kažko reikia. Tai sakyčiau, kad mentorystėje labai yra svarbu
partnerystė ir tas toksai nesidalinimas teritorijomis, čia mano departamentas, čia tavo departamentas, čia mano funkcija, čia tavo funkcija. Ir tiesiog iš tos partnerystės gimsta labai geri dalykai. Ir mentorystė iš tikrųjų man padėjo pamatyti tą šviesą tunelio gale. Ir jeigu dar prieš anksčiau, prieš kokius 2 metus, tai aš iš viso mentorystę neturėjau jokio sąryšio su jie ir iš viso ją žiūrėjau gal šiek tiek net ir skeptiškai, nes galvojau, gal yra biški tokių kažkokių sektantiškų dalykų, ypatingai su iDialog, ten visi tokie irgi faini susirinkę ir jie vieni kitus ar ne motyvuoja ir kažkaip skleidžia tą tokį gerą vaibą, negali būti viskas taip gerai, ar ne, bet kai aš jau įmerkiau rankas ir turėjau į tą geresnį santykį su mentorystė, tai galiu pasakyti, kad kelis dalykus tokiam profesionalui, kaip aš, jinai padeda padaryti. Tai visų pirma, tai reguliarumas yra labai svarbu, ar ne? Tai, kad aš turėjau visada kalendoriuje tą tokią, kaip šviesą tunelio gale skambutį su Julija, man padėjo tiesiog geriau planuoti savo darbus, nusiraminti, žinoti, kad ateis ta diena, kai aš galėsiu su jie pasitikrinti savo idėjas. Nes aš kaip tas žmogus, kuris turi planus A, B, C, D, E ir F, dažniausiai šiaip aš žinau, kad planas A yra pats geriausias ir jį reikia daryti, bet man visada faina, kai pasako kažkas ar ne, kuo pasitikė ir kuo tiki, kad tai iš tikrųjų ir yra tas planas. Tai viena iš mentorystės didžiausių verčių ir buvo tai, kad tu galėjai tiesiog išsilieti ir tada Julijos pagalba šiek tiek sugrįžti į ribas. Ir kitas dalykas, kodėl man atrodo, kad mums pavyko mentorystė, yra atvirumas, nes tikrai Julija neslėpė ir tam tikrų organizacijos dalykų, ar ne, ir tų tam tikrų galbūt iššūkių, kurie yra organizacijoje, ir tai man irgi leido jo labiau pasitikėti, ar ne, kad ne viskas supudruota ir rožėm klota. Paklausiau aš ir Julijos, irgi, kad būtų tokia visapusiška šita prezentacija, ką jinai sako apie mentorystę. Tai čia tikriausiai nieko nenustebinsim, kad tikrai reikia abipusio noro ir būti mentorium, ir turėti mentorių, nes tikrai kartais būna, kad jeigu aš būčiau toks vis savim pasitikintis profesionalas, tai gal sakyčiau, tai ką jūs man čia aiškinat, ašgi žinau viską, kaip padaryti. Tai tikrai reikia to abipusio noro. Mano pozicija, darbdavio įvaizdis, ar ne, tai yra visiškai apie organizacijos vidų, ar ne, ir kultūrą. Tai Julija sako, kad jeigu mes turim tokią poziciją, tikriausiai reikėtų pagalvoti, kad mentorius būtų ilgametę patirtį turintis, arba bent jau tas žmogus, kuris yra daug etapų praėjęs su organizacija. Ir kaip jinai sakė, išsireiškia, galintis būti atsparus tokiams klimatiniams bangoms, ar ne? Nes kai mes prisijungiam prie organizacijos, jinai gali būti pakilime, gali būti įvairios nuotaikos atėjus, ir tada tas mentorius ir gali būti tas žmogus, kuris duoda kontekstą, perspektyvą, kad mes nesusikoncentruotumėm į tą kažkokią čia ir dabar tragediją, o matytumėm tą didesnį paveikslą. Kitas dalykas, kas mums padėjo tikriausiai su Julija gerai sutarti, yra tai, kad jinai buvo darbdavio įvaizdžio projekto viena iš savininkių prieš man prisijungiant. Tai kaip minimum tikriausiai nenorėjo, kad aš kažką labai sugadinčiau, bet čia aš taip sakau, jos žodžiais, tai tiesiog padėjo, ar ne, jai jausti tą tokį didesnį norą ir empatiją man padėti irgi gerai įsivažiuoti ir perimti tuos darbus. Na ir jos paskutinė taisyklė, jums irgi galbūt kaip patarimas, tai irgi, ką ir aš labiausiai įvertinau, tai būtent nediktuoti, ar ne, o dalintis alternatyvomis, patarimais ir tada jau leisti tam žmogui eksperimentuoti. Tai ačiū Julijai labai už buvimą mentorę, linkėjimai jai, nežinau, virtualus ir aura ir visa kita, tai ir už tos patarimus ir už mentorystę. Na ir dabar aš jau, kadangi įsivažiavom ir aš irgi apšilau ir gal pusiau jau patikėjau, kad esu profesionalė, tai norisi pasidaryti tokį profesionališkiausią manevrą, kokią aš žinau, tai yra pasidalinti išmoktomis pamokomis. Tai kaip minimum aš galėsiu parašyti LinkedIn postą, bet ir jūs galbūt pagalvosit, ar ne, gal kažką įtrauksit. Tai čia iš karto jau juodraštis mums visiems. Tai mano pirma tokia pamoka ir pasidalinimas yra, kad čia tikrai raketų mokslas, wow, Gabrielė. Profesionalai būna visokie, ar ne? Ir čia labai tikriausiai ir Marijus panašią žinutę norėjo perduoti, kad nesvarbu, koks ar ne profesionalas ateina, ekspertas, specialistas ar iš universiteto suolo, ar jau viską atrodo žinantis, kai kuriam tam tikras įvedimo programas, nedarykim prielaidos, kad jam jų nereikia.
ar ne, kurkim prieinamus ir visiems sąžiningus, ar ne, įrankius, kad visi galėtų pasinaudoti, nes, žinokit, mes pasišnekam tarpusavį profesionalai, tai yra daugiau va, tokių kaip aš, kurie galbūt kažko abejoja ar ne, kvestionuoja, tai jiems irgi reikia paramos. Kitas dalykas, kad galima ir reikia žaisti savo stiprybėmis, ir aš čia parašiau stiprybėmis, bet aš turiu omeny būtent savo tokias gal tikriausiai tradiciškai įvardyjamas kaip silpnybės savybės, ar ne, tą kažkokį nerimastingumą, planavimą į priekį labai daug. Nu tai gerai galvom, tai jeigu aš jau overthinkinu, tai reikia iki galo overthinkinti, ar ne? Jeigu mes ruošiame krizių kažkokią ar ne komunikacijos planavimą, nu tai turim nuo A iki Z tuos scenarijus visus, kiek tik tais reikia. Pokyčių planavimas, o puiku, labai gerai, viską galima apgalvoti, kas blogiausia gali atsitikti. Tai nebijoti tiesiog ir tų savo silpnybių apžaisti. Sako liaudės išmintis, kad efektyviausios dalybos yra iš vieno, bet nežinau, čia gal tik tai apie pinigus, bet man rodos mentorystėje tai yra abipusis ar ne santykis ir dalinasi geriausiai iš dviejų. Ką aš čia noriu to pasakyti, kad negalim priimti nei tokio kempiniuko vaidmens, kur tik tai viską sugeriam ar ne ir nieko netiduodam, ir negalim būti tik tai radijas, ar ne, kuris tik tai transliuoja savo nusiskundimus, mintis, whatever, bet susitikimams reikia ruoštis, klausimus, pastebėjimus, nes kitaip kam gaišti laiką, ar ne, jeigu vienas į juos ateina neįsijūtas. Ir paskutinis dalykas, tai kad čia irgi toks labai akivaizdus atrodo, bet rutina kartais mus priverčia pamiršti, kad mes dirbam vienoje organizacijoje ir kai ateinam į ofisą ir matom vertybės, ten viziją, misiją ant sienų, nežinau, ar pas ką nors yra taip, bet tai yra apie vieną organizaciją, ar ne? Tai jeigu mes jau įžengiam į teritoriją, kur dalinamės teritoriją, čia mano, čia tavo, čia mano ego ar ne kažkur aukščiau ir panašiai, tai jau esam kažkokioje blogoje situacijoje. Tai tikriausiai toks palinkėjimas yra nesidalinti teritorijos. Na ir mentorystė šiuo atveju mūsų su Julija pavyzdys irgi rodo, kad tas toksai gebėjimas galbūt ir jautriai pasidalinti tą tokią savo patirtimi ir tam tikrą dalim teritorijos atsipirko. Tai man mentorystė 100% atsipirko, jinai leido man prisiminti, kad ir aš galbūt esu profesionalė, kad aš žinau, kas ir kaip, net ir nuotrauką suradau, su švarku, su kostiuminiam kelniam, reikia tik užkelti kažkur į fotobankus. Ir tik tai svarbiausias dalykas tikriausiai yra, kad reikia galvoti, nuolatos nepamiršti, klausti klausimų, kodėl. Tai ačiū. Bravo, turim. Ačiū tau labai, Gabrielė, buvo labai nuoširdžiai, labai įdomu ir smalsu tavęs klausytis. Man tai vienas intilis klausimas, gal į sektą pas mus, į dialogą? Tai kas belieka, aš jau, žinokit, galiu, čia epilogas ar ne, prezentacijos, tai jau geras 2 savaitės aš pati jau esu mentorė, tai dabar jau liksiu konferencijoje ir toliau konspektuosiu jau ką daryti ar ne, jau būnant pačiai mentoriai. Tai ratas apsisuko. 130 žmonių tą išgirdo. Gerai? Gerai. No push. Klausimai. Oho. Po stand-upų, žinok, neklausinėja žmonės klausimų. Jo, jie pažvengia, paploja ir tada jau gali įti. Ok, eina prie kito. Vartotojų. Turim. Kas paduos mikrofoniuką? Čia per viduriuką? Neturiu klausimo, Gabrielė, bet stand-upas puikus, labai įdomu susipažinti. Puikiai kokybė, puikus pranešimas, labai juokinga ir gera, kad pasidalinai būtent per tokį pjūvį. Panašu, kad gal jau profesionali. Toj nuotraukai tai labai profesionali. Jo, tai čia į platformą šitą kelsim. Ačiū. Ačiū labai. Super. Dar vieną arba jausminį pasidalinimą arba klausimą. Aš vieną turiu. Apie kodėlčiukus. Nes aš taip sulinkinsiu su mentorystė. Kai dirbu su ugdytiniais, su mentyje, sako, tai ką aš ten, žinai, tų kvailų klausimų neuždavinėsiu. Ir sakau, hebra, varykit, ta prasme, nėra kvailų klausimų. Ar tu, su kuom tu galbūt susiduri arba nesusiduri, būdama kodėlčiuku? Ar nėra tokio, kad šis pagalvoja, tai kodėl čia mes ją pasamdėm, kodėl neatsakymų neturi? Nežinau, tikriausiai sunkiausia nėra, tai man tai klausimai visada sukasi galvoje, tai sėdi ir mano komanda, tai gali patvirtinti, kad aš nesustoju to daryti. Tikriausiai, koks yra didžiausias iššūkis, tai
kad turi matyti prasmę klausti, ar ne, ir eiti iki tos šaknies, ar ne, tai kartais šitoj vietoj pritrūksta tiesiog motyvacijos, gal kas galvoja, nu kam čia gilintis, ar ne, nu, bet jeigu jau nori tikrai būti tas profesionalas, kuris kažką kuria pridėtinę vertę, nu, tai tikriausiai tas rankas teks išsipurvinti ir būti tuo tokiu gal labiau nepatogiu jo, nes ta reputacija Kodelčiuko tai tikrai nekokia yra. Okay. Nes kitu atveju labai daug interpretacijų. O kai interpretuoju, darau savaip ir nebūtinai tai, ko reikia. Taip. Bravo, ačiū už stand-upą. Ačiū tau, kad pakvietei. Ačiū. Ačiū tau. Bravo. Tau.